Sveiki visi, kaip ir žadėjau, antrasis įrašas 2025 metų matematikos VBA egzamino pirmosios dalies išplėstinio kurso. Tad pradėkime. Na ir mūsų pirmoji užduotis, matau, yra susijusi su aritmetinė progresija. 11 užduotis antroje dalyje. Aritmetinės progresijos 5 narys jums duotas ir skirtumas 3. Prašo jūsų apskaičiuoti šios aritmetinės progresijos narių sumą. Na, tai pirmiausia, su uždavinio atėjimu. Ką aš daryčiau, aš be abejo prisiminčiau, ar aš žinau kažką tai ten su ta aritmetinė progresija ar ne. Jeigu nežinau, tada pasiieškočiau informacijos. Be abejo, formulių rinkinyje jūs turite tam tikras formulės, tad galima ir jas susižiūrėti ir išsiaiškinti, kas ką jose reiškia, bet pamačius aritmetinę progresiją, aš nepamirščiau pasižiūrėti ir geometrinę progresiją ir tiesiog apskritai apie progresiją informacijos. Na ir pradėkime. Kokiu būdu galima spręsti šį uždavinį? Šiaip variantų sprendimo būdų iš mokinių aš mačiau ne vieną. Na ir vienas iš jų tiesiog atsiminti, ką reiškia ta aritmetinė progresija. Tai yra, kad aritmetinėje progresijoje mes turime narius, einančius vienas paskui kitą ir nutolusius tuo pačiu atstumu. Kitaip sakant, skirtumas tarp skirtingų narių visą laiką pas jūs yra tas pats. Arba tų mažesniųjų intervalų ilgiai yra visada tokie patys. Bet pavyzdžiui, jeigu mane domintų atstumas nuo pradinio nario iki trečiojo nario, aš matau, kad tas atstumas būtų tiesiog 2x, tai yra 2 tokie intervalai. Tad remiantis tokiu gan paprastu principu, galima atkreipti dėmesį, jog jums reikia duotas 5 narys, o jums reikia 3 nario, taip pat 9 nario. Atstumas tarp 3 ir 5 nario pas jus yra 2 tie intervalai, tai yra 6 tarpas. Kadangi jums yra duotas 5 narys, 6, tai tada jūsų trečiasis narys tiesiog apskaičiuojamas iš 5 nario ir atėmus tuos 2 atstumus, tai yra iš 6 atėmus 6, nes atstumas yra 3, tas mažytis 1, na, o 2 yra 6. Bet gaunam, kad trečiasis narys tiesiog yra 0. Toliau jums reikia 9 nario, matau, sumoje, tad 9 narys nuo 5 nario galime pasitikrinti nutolęs per 4 tokius pačius atstumus. Vadinasi, tiesiog prie 5 nario jūs galite pridėti, nes noriu gauti tolimesnį narį, pridėti 4 tos atstumus. Tai yra prie skaičiaus 6 pridedam 12. Na ir gaunam 18. Vadinasi, galutinai jūs gaunate, kad 3 ir 9 nario suma yra 0 plus 18 yra tiesiog 18. Štai ir išsprendėte 11 uždavinio pirmąjį uždavinį. Be abejo, yra dar ir kitas būdas. Tiesiog, jeigu ne iki galo atsimenu aš tą aritmetinę progresiją, galim taip mąstyti. Kažkiek žinau ir daugiausiai mano žinios susijęs su formulėmis, kurios yra naudojamos VBA egzamine. Tai jūs galite remtis tiesiog tomis formulėmis. Žinoma, skaičiavimai ilgesni, tačiau
jomis naudotis išmokti visada gali prireikti, nes nežinot, kokį uždavinį gausit. Tai formulių lape mes galim pastebėti, kad mums yra duota bendro nario formulė. Tai yra pirmas narys plus skirtumas aritmetinės progresijos padaugintas iš n-1 to nario. Na ką, mąstau, tai aš turiu 5 narį. Pirmojo neturiu, turiu skirtumą. Na ir vietoje n rašau 5, dėl to, kad tai yra 5 narys, indeksas 5. Ir kaip jau sakiau, 5 narį turim, tai yra 6. Vadinasi, iš šios lygybės matau, kad galėčiau susirasti tą pirmąjį narį. Kaip nežinomai, kaip kažkokį x išlikties. 5 minus 1 yra 3, 5 minus 1 yra 4, 3 kart 4 yra 12. Taigi, pirmasis narys pas jūs tada bus minus 6, nes minus 6 plus 12 ir yra 6. Gavau pirmą narį, tada analogiškai naudodama bendrojo nario tą formulę galiu susirasti ir trečią narį. Trečias narys pagal formulę yra lygus pirmas narys plus vėlgi skirtumas kart n-1, tai kart 2. Kadangi pirmas narys yra minus 6, čia gauname 6, tai minus 6 plus 6 yra 0. Kaip matot, gaunam tuos pačius atsakymus. Na ir pasiskaičiuojam 9 narį. Irgi naudojam tą pačią bendrojo nario formulę. 9 minus 1 yra 8. Taigi gausim minus 6 plus 24, o tai ir yra 18. Ir vėlgi galutinai 3 ir 9 narių tada suma yra pas mus 18 ir į atsakymą įrašome 18. Atlikim 11.2 punktą, apskaičiuokite progresijos pirmųjų 10 narių sumą. Tai keliauju į formulių lapą ir susirandu aritmetinės progresijos n narių. Priminsiu, kad tai yra tiesiog sudedu n narius ir ieškau kažkokios formulės. Tai vienas būdas. Kadangi sudedu 10 narių, tai susirandu kiekvieną tą iš 10 narių ir tada sumuoju. Mačiau, kad taip daro kai kurie mokiniai, nes kaip ir 10 narių nėra daug. Tačiau aš asmeniškai pasimokinčiau naudoti mums pateiktą formulių lape formulę, nes niekada nežinom, kiek tų narių paprašys susumuoti, gal 100, o gal 1000. Tai formulėje matom, kad reikia turėti pirmąjį narį. Jeigu skaičiavome prieš tai tuo antruoju būdu 11.1 uždavinyje A3 ir 9 narių sumą, jeigu tuo būdu skaičiavom, tai mes jau susiradome, kad iš bendro nario formulės seka, jog pirmasis narys yra minus 6. Tai kaip ir turim pirmąjį narį, jeigu ne, tai čia papildomai tektų jį susirasti ir vis tiek panaudoti bendro nario formulę. Toliau AN, tai kadangi sumuojam 10 narių, tai mūsų paskutinis narys yra su indeksu 10, 10, vadinasi 10 narį dar reikia susirasti. Tai tam taikome arba bendrojo nario formulę, arba tą mintį, kad mūsų 10 narys kažkiek tai nutolęs nuo kažkokio nario, kurio vertę jau žinom. Tai pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie, tarkim, kokį 9 narį, žinau, tai matau, kad 10 narys nutolęs tik per vieną tą intervalo D ilgį arba skirtumą. Vadinasi, tiesiog aš galiu prie A su indeksu 9 pridėti tą duotą aritmetinės progresijos skirtumą ir gausim, kad prie 18 reikia pridėti 3 ir tai yra 21.
Vadinasi, ir 10 narį žinau. Ir pirmą, ir paskutinį narį žinau. Vietoj n formulėje rašome 10. Taigi, -6 plus 21 padalintas iš 2 ir viskas yra padauginta iš 10. Pasiskaičiuojame. Ir gauname atsakymą 75. Na va, kaip ir nėra sudėtinga, jeigu žinome formulytes. Tai dar šitą uždavinį galim įveikti. Tai reikia žinoti aritmetinės progresijos idėją ir formulės, kurios yra formulių lape. Keliaukime prie 12 uždavinio. Pamačiusi 12 uždavinį, aš iš karto pradėčiau galvoti apie erdvinės figūras ir galvočiau, ar žinau su kubu susijusias formulės, su stačiakampiu gretasieniu, su prizmėmis, su kūgiu, čia matom kūgį, su ritiniu, su sfera. Tai yra persižiūrėčiau visas formulytes susijusias su erdvinėmis figūromis. Tai yra paviršių plotus, pagrindų plotus, tūrius, kaip skaičiuoti, bent jau tiek. Be abejo, egzistuoja čia informacijos kur kas daugiau. Jeigu pradedam kalbėti apie pjūvius, apie panašumus, tai reikėtų daugiau pasižiūrėti, kas jau siekia kuo aukštesnių įvertinimų. Na ir pasižiūrėkime, ko iš mūsų prašo šitas uždavinys. Paveiksle pavaizduotas kūgis, kurio pagrindo spindulio ilgis yra šaknis iš 5, o kūgio sudaromosios ilgis yra 15. Na ką, prisiminkim, pasirodo svarbu žinoti, kas yra sudaromoji. Tai sudaromoji pas mus yra arba SB, arba SA, tai yra bet kuri iš šitų mūsų pasvirųjų tiesių. Tai čia ir yra mūsų sudaromosios. Sudaromosios ilgis šaknis iš 15, spindulys pagrindo mums duotas šaknis iš 5 ir mūsų prašo apskaičiuoti šio kūgio ašinio pjūvio plotą. Ašinis pjūvis, pjaunu per ašį. Įsivaizduokit, kad tai yra tas kūgis pilnas ledų, dar šaltų ledų, neištirpusių. Ir aš pjaunu su peiliu per šitą viršūnėlę, taip kad pataikyčiau per centrą. Atidarau tą kūgį ir ką pamatau, tai yra ašinis pjūvis. Tai ką aš pamatau? Aš pamatau trikampį. Vadinasi, mūsų prašo apskaičiuoti trikampio plotą. Tai yra trikampio ASB plotą. Kaip skaičiuoti trikampio plotą? Būdų yra įvairių. Stataus trikampio plotas. Jeigu turiu statų trikampį, tai galiu imti ir sudaugyti trikampio statinius ir padalinti iš 2 kaip stačiakampio pusę. Jeigu aš turiu aukštinę ir pagrindą, į kurį ta aukštinė nupiešta, tai bet kokio trikampio tada plotą galiu skaičiuoti tiesiog sudauginus aukštinę su ta kraštine, į kurią aukštinė nupiešta ir padalijus iš 2. Taip pat egzistuoja ne viena formulytė pateikta formulių lape jum. Viena formulė, kad galime sudauginti gretimas kraštines ir kampą tarp tų kraštinių paimti. Sinuso kampą tarp tų kraštinių. Klaidą padariau. Sinuso kampą tarp tų kraštinių. Yra, tarkim, Herono formulė. Tai yra, jeigu žinau visas kraštines, tai galiu taikyti
Herono formulę su pusperimetriais. Tad tikrai turime ne vieną formulę, kurią galime pritaikyti mūsų skaičiavimuose ir gauti rezultatą. Labai atsiprašau už skambutį. Na ir kurią formulę rinktis be abejo priklauso nuo jūsų. Aš renkuosi tą formulę, kuriai man jau mažiausiai reiktų skaičiavimų. Tai aš, pavyzdžiui, matau, kad turiu šiuo atveju tik tais pasvirą tarsi trikampyje tiesę ir turiu spinduliuką, tai tarsi stataus trikampio statmenį. Tad man reikėtų dar kažką skaičiuoti, arba kampą reiktų skaičiuoti tarp kraštinių, arba taikyti Pitagoro teoremą. Arba, jeigu visiškai nenoriu nieko papildomai skaičiuoti, galėčiau taikyti Herono formulę, nes trikampis lygiašonis, vadinasi, šonai pas mus yra lygus ir trikampio pagrindas yra tiesiog mūsų skritulio skersmuo. Vadinasi, aš kaip ir turiu tą pagrindą AB. Tai yra AB yra 2 spinduliai, vadinasi, turiu 2 šaknis iš 5 ir turiu šonus. Su šaknimis Herono formulė pakankamai būna sudėtinga mokiniams taikyti, bet aš ją pritaikysiu, nes retai ją taiko. Jeigu gautumėte egzamine trikampį ir prireiktų ploto trikampį, kuriam žinot visas kraštines, kad ir nebūtų šaknų, tai norėtųsi, kad žinotumėt, kad nereiktų papildomai dar kažko ieškoti ir skaičiuoti. Tai dabar kas toje Herono formulėje yra P mažoji? P mažoji tai yra pusperimetris, o perimetras yra trikampio visų kraštinių suma, tai AS plus SB plus AB ir pusperimetris tai dar dalinu iš 2. Vadinasi, imu ir pasiskaičiuoju pačiai pradžiai tą pusperimetrį. AS ir SB pas mus yra vienodos dalis, tai tiesiog 2 kartus sudedam šaknį iš 15 ir plus tie 2 spinduliukai arba AB, tai yra 2 šaknis iš 5, dalinam iš 2. Kadangi turiu skaitiklyje sudėti, tai reiktų kiekvieną narį dalinti iš 2, bet tą mes galim padaryti, nes tikrai turime daugybą iš 2 tiek priešaknės 15, tiek priešaknės iš 5. Taigi gaunam šaknis iš 15 plus šaknis iš 5. Štai mūsų pusperimetris. Ir jau mes galim keliauti prie Herono formulės, kur ABC tai yra bet kuri mūsų trikampio kraštinė. Tai yra vietoj A mes galime parinkti SA, AS, aš prieš tai naudojau AS, vietoje B mes galim, pavyzdžiui, pasirinkti SB ir vietoje C mes galim pasirinkti AB. Štai. Taigi dabar imu savo pusperimetrį, tai yra šaknis iš 15 plus šaknis iš 5 pošaknį. Atrodo labai baisiai. Bet žinau iš patirties, kad išsibrauko, pasinaudoja kvadratų formulės, kokios nors greitosios daugybės ir iš tikrųjų daugybos ir iš tikrųjų greitai įsiskaičiuoja. Toliau kart pusperimetris minus AS. Tai kadangi pusperimetris yra šaknis iš 15 plus šaknis iš 5, tai kai mes atimsime šaknį iš 15, tai liks tik šaknis iš 5. Štai, šaknis iš 5 lieka, o čia juk tas pats, nes turim lygiašonį trikampį, taigi šaknis iš 5. Ir tada kart pusperimetris minus AB. Kadangi AB yra pas mus 2 šaknis iš 5, tai iš šaknies iš 15 plus šaknis iš 5 atimus 2 šaknis iš 5, liks tiesiog 1 šaknis iš 5 su minuso ženklu. Taigi minus šaknis iš 5. Na, ir šitoje vietoje mes matom greitosios daugybos formulę, nes turime dvinario sumą ir dvinario skirtumą
su tokiomis pačiomis skaitinėmis skaičių vertėmis. Tai yra šaknis iš 15 plus šaknis iš 5 ir kiti skliaustai tokie patys, tik šaknis iš 15 minus šaknis iš 5. Vadinasi, čia prisitaikom kvadrato formulę, tai yra a kvadratu minus b kvadratu yra ne kas kita kaip a minus b kart a plus b. Na ir gausime 15 minus 5, nes kvadratinę šaknį pakėlus kvadratu šaknis dingsta. Lygiai taip pačiai čia šaknis dingsta, nes turime šaknis iš 5 kvadratu. Per ilgą čia šaknį uždėjau. Taigi gauname 10 kart 5, o tai yra 50 arba galim pastebėti, kad dešimtuką sudaro penketuko ir dvejetuko sandauga. Iš karto galim pastebėti, kad ištraukę šaknį gausim 5, nes penketukas eina 2 kartus ir šaknis iš 2 dar lieka. Taigi gauname, kad trikampio plotas yra 5 šaknys iš 2. Tai pasitikrinsiu, taip, 5 šaknys iš 2. Na, toliau mūsų uždavinėje 12.2 punkte siūlo paskaičiuoti, prašo paskaičiuoti kampo tarp kūgio sudaromosios ir pagrindo plokštumos didumo laipsniais ir atsakymą pateikti suapvalinus 1 laipsnio tikslumu. Taip. Tai dabar tiesiog, na, vėlgi būdų čia yra įvairiausių. Turiu visas kraštines, galiu kosinuso teoremą taikyti. O jeigu pastebiu, kad čia vat yra status trikampis, tai galiu taikyti, kadangi prašo mūsų kampo A tarp sudaromosios ir plokštumos, tai mes galime taikyti tiesiog sinusą stačiajame trikampyje. Galime taip pat, turime plotą, galime tą kampą surasti ir iš ploto formulės. Tai yra tos, kur su sinusu 1/2 a kart b kart sinus kampas tarp a ir b. Tai vat matom, kad ne vienas yra variantas šiam uždaviniui įveikti. Dažnai primiršta mokiniai, atkreipiau dėmesį, sinusus, kosinusus stačiajam trikampį, tai aš vat priminsiu sinusą jums. Tai paimsiu tiesiog statų trikampį. Ir sinusas kampo A, kurio mes ir ieškome, yra tiesiog statinis tolimesnis priešais tą kampą padalintas iš įžambinės. Mūsų sudaromoji ir yra įžambinė. Įsistatome duotus skaičiukus. Tiesa, SO neturime. Tai mums reikia surasti dar ir SO dalį, kurią aš visai pamiršau, jeigu taikysiu sinusą. Nu ką tada galvoju? Negaliu sinuso taikyti. Pasiimu kosinusą. Kosinusas yra statinis šalia kampo iš įžambinės. Nu, žiūrim. Galvoju, turiu statinį, tai yra šaknis iš 5 ir įžambinė šaknis iš 15. Na va, dabar ir įveikiu. O jeigu bandytumėm tangentą, galiu parodyti ir tangentą priminti. Užsimaniau tangentą taikyti. Tai reikia tada prisiminti, kad tangentas yra statinis tolimesnis iš įžambinės, iš statinio artimesnė. Na va. Nu ir ką, imu ir statau skaičius. O ne, žiūriu, visai pamiršau, pasirodo aukštinės neskaičiavau. Taigi ir vėl tangento skaičiuoti, na, su tangentu, kaip ir skaičiavimu nenoriu imti. Be abejo, galima. Imam ir susirandam tą aukštinę iš Pitagoro teoremos. Bet aš mėgstu geriau perkeliauti per visas formulytės greitai galvoje ir pasirinkti tą, su kuria man reikėtų mažiausiai skaičiavimų. Taigi pasilieku prie kosinuso ir be abejo jūs čia naudojate, čia galima suprastinti
jeigu yra tikslas. Tačiau aš puikiai suvokiu, kad jūs naudojate skaičiuotuvus, ko pasekoje tikriausiai gal išvis net neprastinsite šitos dalies ir iš karto skaičiuotuvo pagalba pasirinkę kosinuso atvirkštinę funkciją, jūsų skaičiuotuvuose tai būtų kosinusas minus pirmoji tokia funkcija ir pasiskaičiuotumėte apytiksliai, koks tas kampas yra. Dabar nepamirškite su skaičiuotuvais susižiūrėti, ar jūs turite radianus ar deg, esat funkcijas įsijungę. Atvirkštinės funkcijas galite rasti beveik visuose skaičiuotuvuose papildomai paspaudę Shift arba 2ND yra tokie mygtukai, paspaudžiat ir tada jums leidžia pasirinkti tas funkcijas virš mygtukų surašytas. Tai būtinai susižiūrėkite iš anksto, ar mokat skaičiuoti su skaičiuotuvu, jeigu ne, susiraskite instrukcijas internete, įvedę savo skaičiuotuvo pavadinimą, markę. Ir gaunasi kampas A 55 laipsniai. Aišku, tiek prie uždavinio, kiek aš užtrukau, jūs neužtruktumėte, nes jau tikriausiai naudotumėt konkrečią formulytę. Mėgstamiausi mano uždaviniai tai yra išspręsti lygtis. Man jie yra patys paprasčiausi ir lengviausi. Tačiau, kai pamatau lygtį, aš iš karto svarstau, nes ruošiuosi egzaminui, ar prisimenu, kaip lygtis su moduliais spręsti. Logaritminės, rodiklinės lygtis susižiūriu, įvairiausio laipsnio lygtis, kaip skaičiuoti. Trigonometrinės, 13.2 uždavinėje. Tai būtinai pasižiūrime, bent jau jeigu siekiu surinkti ne aukščiausiai vertinimų kiekį, sunkiai sekasi man ta matematika, tai aš bent jau įvairiaus laipsnio lygteles susižiūriu, su šaknim lygtis ir su moduliais lygtim, kad bent jau kažkiek ten tų taškų uždirbti. Ir pradėkim. Jeigu aš turiu lygtis su šaknim, galėtų būti priminimai tokie. Jeigu aš turiu tik vienoje pusėje šaknį, o kitoj tiesiog kažkoks narys, tai tada aš iš karto keliu abidvi pusės kvadratu, nes kvadrato dėka šaknis kaip ir dingsta. Jeigu aš turiu priimkim sprendimą, kad čia bus G, o čia, tarkim, dar kokia nors H funkcija. Matot, atsirado šaknis, kelios ir dar sudėtis kairiai pusiai. Tai tokiais atvejais jums tektų kelti kvadratu 2 kartus, nes kai čia pakelsite kvadratu, šaknis išliks, dėl to, kad tai yra dvigubo nario formulė, čia pakėlus kvadratu be abejo šaknis dingsta. Čia atsirastų šaknies kvadratas. Galiu iš karto ir panaikinti, kad būtų greičiau. O čia jau išlieka šaknis, nes imam dvigubą narių sandaugą. Ir kaip matot, šaknis išlieka. Tai ką tokiu atveju daryti, tada persikelkite visus narius į kitą pusę, kurie neturi šaknies ir vėl kelkite kvadratu. Tai yra antrą kartą kelti kvadratu reiktų. Tai šitą būdą pasižiūrėkite irgi. Pakartosiu, perkeliu viską kas be šaknies į dešinę pusę ir tada vėl abidvi pusės keliu kvadratu. Perkelimas, pastebėsiu, kartais perkeldami jūs ženklus kažkaip nesužiūrit, tai kaip iš tiesų matematikui perkelimo nėra. Yra
aritmetiniai veiksmai - sudėtis, atimtis, daugybė, dalyba. Tai perkėlimas reiškia tam tikrą veiksmą. Kokį veiksmą? Atvirkštinį. Jeigu prieš tai buvo pridėtas narys, tai keliant į kitą pusę jį reikia atimti. Jeigu buvo jis padaugytas, tai reikia dalinti. Tai va tas perkėlimas realiai reiškia tiesiog tam tikrą aritmetinį veiksmą. Na ir išspręskime mūsų lygtelę. Truputį priminimo gavote. Šį kartą įrašą stengiuosi tiesiog greičiau padaryti. Mažiau pastebėjimų duoti. Keliu abi dvi pusės kvadratu. Tai kvadratinė šaknis išgaruoja kairioje pusėje, o 3 minus x bus pakeltas kvadratu. Na ir dabar jau primenu aš jums kvadrato formulę greitosios daugybos, jas irgi būtinai mokėkit. Tai keliant kvadratu, pirmiausia pasikelia kvadratu kiekvienas narys ir nepamirštam dvigubos tų narių sandaugos. Tai jeigu buvo minusas, tai minus dviguba sandauga, jeigu pliusas, tai plius. Atsižvelgiant į tai, gaunam 9 minus plus x kvadratu minus 6x. Pamačiau kvadratą, galvoju, kad tai bus tikriausiai kvadratinė lygtis, kurią galbūt spręsiu su diskriminantu, nes geriausiai išmokau, nors galima ir vietų teoremą taikyti. Tam aš susikeliu visus narius į vieną pusę, arba į šitą, arba į šitą. Tai nėra skirtumo, į kurią jūs pusę kelsit. Pavyzdžiui, aš renkuosi perkelti iš kairiosios į dešinę, nes mažiau narių. Toliau kėlimas, primenu, tai yra tam tikras matematinis veiksmas. Čia iš 2x atimu 2x, kad jo tarsi neliktų. Toliau čia buvo minus 3x, atimta 3x, tai pridedu 3, atvirkščią veiksmą darau. Tokiu būdu čia gausiu 0. Na, o čia gausim x kvadratu, minus 6x minus 2x minus 8x ir 9 plus 3 yra 12. Ir sprendžiame arba diskriminanto pagalba lygtį, arba Vieto teoremos atveju. Priminsiu aš Vieto teoremą dėl viso ko, nes kartais matosi greičiau tie atsakymai. Jeigu mes turime lygtį pavidalu x kvadratu plus px plus q lygu 0, tai šitos lygties sprendiniai x1 ir x2 gali būti gauti ir taip. Sprendinių sandauga yra laisvasis narys q, o sprendinių suma yra narys prie x, tik su priešingu ženklu. Tai pavyzdžiui, aš čia matau skaičių 12, aš galvoju, tai galėtų būti 2 kart 6. Matau skaičių 8, tai galėtų būti 2 plus 8. Atsiprašau, 2 plus 6. Tad kaip ir aišku sprendiniai gaunasi, tai yra 2 ir 6. Ir paskui reikėtų patikrinti, kurie tie sprendiniai be abejo tinkami. Taigi pagal Vieto teoremą aš matau, kad 2 kart 6 duoda mums 12, o 2 plus 6 duoda 8 ir tai tikrai yra priešingas ženklas, nei turėjom ženklą prie P. Mes turėjom minus 8, o gaunam 8. Tai tikrai gauname su priešingu ženklu. Ir reikėtų patikrinti, ar sprendiniai tinka, nes mes turėjome lygtį su šaknimis. Gali būti taip, kad jie netinka. Tai vienas tikrinimo būdas tiesiog imate ir statote į pradinę lygtį. Įsistatau pirmą sprendinį 2. Tai gausime 2 kart 2 minus 3. Į tą pradinę lygtį statau. Na ir matau, kad gausiu 4 minus 3, tai yra 1.
Kaip ir tinka, tada pasiimu kitą sprendinį 6, statau į pradinę lygtį 2 kart 6 minus 3 lygu 3 minus 6. Aha, galvoju, kažkaip čia ne taip. 2 kart 6 12, 12 minus 3 9, šaknis iš 9 yra 3, o aš gaunu atsakymą 3 minus 6 minus 3. Na, negali tai būti. Vadinasi, vienintelis sprendinys, kuris mums tinka, yra tik tais 2. Ir į atsakymus pateikiu galutinai sprendinį 2. Ir matau, kad atsakymas gaunasi kaip ir teisingas. Taigi sprendinys 2. Išvalykim langą. Ir keliaukime prie 13.2 uždavinio. Trigonometrija. Trigonometrijai mes galime taikyti VBA formulių lapus ir orientuotis į tai, kas juose duota. Tiesiog reikėtų man atsidaryti. Aš jas kaip ir moku mintinai, bet manau, kad jums būtų patogu matyti ekrane, kai aš pasakoju. Tai trigonometrinių funkcijų mes tikrai, matau, turime lygteles ir atkreipkite dėmesį, kad jos yra sinus x lygu a, tai sinusas lygus kažkokiam skaičiui, kosinus x lygu a, kosinusas lygus kažkokiam skaičiui, tangentas lygus kažkokiam skaičiui. Tad tarsi galima galvoti taip, jeigu naudojant formulių lapą, tai trigonometrinę lygtį žinau, kaip skaičiuoti, jei vienoje pusėje turiu tik vieną trigonometrinę funkciją lygią kažkokiam skaičiui. Be abejo, tie skaičiai turi savo apribojimus dėl trigonometrinių funkcijų apibrėžimo srities. Tai ir siekiu, gavusi trigonometrinę lygtį, kažkokio tokio vaizdo. Dėl to, kad tik taip moku skaičiuoti. Na ir matau, kad turime 2 kart sinus 2x lygu 5 kosinus x. Aha, galvoju, gal dar galiu šiaip kokią formulę pritaikyti. Tai formulių lape jums yra duotas sinus 2x yra lygu 2 kart sinus x kosinus x. Na tai sinus 2 alfa yra lygu 2 kart sinus alfa kart kosinus alfa. Tokiu būdu jūs pasiekėt, kad kairėje pusėje atsirastų bent jau trigonometrinių funkcijų viduje toks pats laipsnis kaip ir čia, tarsi suvienodina. Taigi, 2 sinus 2x mes galim užrašyti taip 2 kart sinus nuo x kart kosinus nuo x. Tai yra iš viso turim 4 kart sinus nuo x kart kosinus nuo x. Vadinasi, gausime 4 sinus x kart kosinus x yra lygu 5 kart kosinus x. Na ir šitoj vietoj dažnai mokiniai daro štai ką. Pastebėjau, bent jau pas mane. Jie tarsi iš tikrųjų daro lengvesnį variantą, jie dalina iš kosinus x nelygaus 0. Bet paskui ką padaro, pameta. O realybė tokia, kad tokiu būdu jūs galite prarasti sprendinius. Tad taip, kaip ir galėčiau padalinti abidvi pusės iš kosinus x, bet galbūt kosinus x lygu 0 sprendiniai irgi yra tinkami. Tai tada papildomai sprendžiu vis tiek tą lygtį ir paskui grįžtu atgal į pradinę lygtį ir patikrinu, gal tie sprendiniai tinka. Arba kitas būdas yra tada toksai, mes galime susikelti visus narius į vieną pusę, na tai aišku, atimti 5 kart kosinus x. Ir tada tiesiog prieš skliaustus išsikelti bendrą daugiklį, o tas bendras daugiklis pas jūs ir gaunasi kosinusas.
Ką mes pasiekėm? Mes gauname dviejų narių sandaugą, kur kiekvienas narys turi tik po vieną konkrečią trigonometrinę funkciją. Ir jeigu tų dviejų narių sandauga lygi nuliui, vadinasi, aš galiu spręsti dvi atskiras lygtis. Viena lygtis kosinus x lygu nuliui, o kita lygtis 4 kart sinus x minus 5 lygu nuliui. Kosinus x lygu nuliui viskas, mes jau žinom, kas tai yra. Ne, be abejo, jūs galite pasinaudoti tiesiog formulių lapą. Ir kosinus x lygu nuliui yra tiesiog ar kosinusas nuo nulio. Ir ta visa formulytė. Ar kosinusas nuo nulio plus 2 pi k. Pasinaudojate šią formulytę ir pateikėte atsakymą. Arba tiesiog kai kurie jau atsimenat mintinai, kad kosinusas nulius įgyja tik taškuose pi iš 2 ir tada plus periodas plus pi k, kur k yra sveikieji skaičiai. Tai galima ir iš karto pateikti. Na, o žiūrint į tą dalį su sinusu, tai pirmiausia, dar tarsi norėtųsi susitvarkyti, kad gauti tą variantą iš formulių lapo. Tai persikeliu -5 į kitą pusę. Pasidalinu iš 4, gaunu sinus x lygu 5 dalinta iš 4. Oho, galvoju, 5 dalinta iš 4, ar tikrai tinka? Tai yra, galbūt iš karto nepamatau, bet vėlgi nukeliauju prie formulių lapo, pasižiūriu į lygtį, kad sinus x lygu a, kur a nuo -1 iki 1. Aha, galvoju, grįžtu atgal, bet čia juk yra daugiau už 1. Vadinasi, jeigu daugiau už 1 nepasimetu šitoj vietoj, tiesiog rašau, kad čia mes sprendinių neturim. Ir galutinis mūsų atsakymas yra tiesiog štai toks, sekantis iš lygtelės kosinus x lygu 0. Grįžtu, biškį buvau trumpam dingusi. Na va, 14 uždavinys. Ir 14 uždavinėje mes matome pavaizduotas dvi funkcijas, f nuo x ir g nuo x. Pirmoji yra kubinė parabolė, nes matau kubą. Antroji g yra tiesė. Na ir tie grafikai yra jums nubrėžti. Būtų gerai, kad žinotumėm tam tikras funkcijas kaip parabolės, kubinės parabolės, tiesės. Mūsų prašo parodyti, kad taškas 1, 0 priklauso funkcijos f nuo x grafikui. Tai iš tikrųjų imu ir tiesiog įsistatau į funkciją, atsiprašau, tašką su koordinatėm 1 ir 0. Prisimenu, kad f nuo x ir yra y, tiesiog šiuo atveju koordinačių taške taškas 0. O x-as ir yra tiesiog x-as. Ir šiuo atveju tai yra vienetas. Vadinasi, imu funkciją, vietoje x-o įsistatau vienetą. Ir žiūriu, ką gausiu. Minus 0,5 kart 2/3 laipsnių plus 4. Na ir skaičiuoju, ar čia gausis pas mane koks nors nuliukas ar nesigaus. Tai 2 kubų yra 8, daugyba iš 0,5, tai yra dalyba iš 2. Tai gaunam 4, o minusas ir duoda -4. Tai -4 plus 4 yra 0. Aha, vadinasi, priklauso. Nes funkcijos reikšmė taške 1 ir gavosi 0. Toliau. Antras klausimas. Yra žinoma
kad funkcijų grafikų susikirtimo taškas yra y ašyje. Nustatykite šio susikirtimo taško koordinates. Aha, mums reikia nustatyti susikirtimo taško koordinates taško, kuris yra y ašyje. Jeigu taškas yra y ašyje, vadinasi x koordinatė jau duota, nes y ašį galiu kirsti tik vieninteliu atveju, jei nei į dešinę, nei į kairę nesu pasislinkęs. Vadinasi, lieka x lygu 0. Taigi, susikirtimo taško x arba abscisė yra lygi 0. Pasiemu bet kurią funkciją, kuri man čia atrodo paprasčiau ir gražiau, ir į bet kurią funkciją įsistatau 0. Nes jeigu funkcijos kertasi, tai abiejų y reikšmės tame taške juk vienodas. Vadinasi, nesvarbu, į kurią funkciją statysiu. Na, pavyzdžiui, man atrodo funkcija g tokia paprastesnė skaičiavimam, nes tai yra tik tiesė, be jokių kubų. Tai aš pasiemu tą funkciją, įsistatau ją tašką 0 ir gaunu, kad tai yra 3,5. Vadinasi, susikirtimo taško koordinatės yra pas mus 0 ir 3,5. Štai tokia. Pamirštu patikrinti, ar teisingai gaunam atsakymus. Teisingai. Na ir 14,3. Funkcijos grafikas kerta x ašį taške -2 ir sveiki 1/3. Šiaip galima pasižymėti. Čia gavom tokį tašką, čia dar duotas mums štai toks taškas. Ir jūsų prašo apskaičiuoti figūros ribojamos funkcijų grafikais bei x ašimis plotą. Aha, galvoju, funkcijų grafikais. Aha, tai va viena funkcija kita ir x ašimi. Tai va šito ploto mūsų prašo. Viena dalis yra kaip ir kreivinės trapecijos plotas. Nori, nenori, reikės taikyti integralus, nes integralai ir skirti kreivinių trapecijų plotam apskaičiuoti. Kai tą plotą riboja kažkokios funkcijos kreivė, x ašis ir tiesės x lygu a ir x lygu b. Kitu atveju, kaip irgi turim funkciją tiesę, bet čia pas mus juk iš tikrųjų gaunasi taip pat ir status trikampis. Tai mes galim gudrauti, pasiskaičiuoti šitą plotą paprastai kaip stataus trikampio plotą. Ir tada, tai bent jau vieną dalį teisingai paskaičiuosim. Ir tada skaičiuoti kitą plotą nuo čia. Pažymėsiu aš jums kitą spalvą. Jau taikant integralus, tai yra integralas, kai x kinta nuo kažkur iki kažkur, duotosios funkcijos f nuo x. Na va, pradėkim. Stataus trikampio plotas yra statinių sandaugos pusė. Tai jūsų statinis vienas galėtų būti štai čia, kadangi tiesiai kerta x ašį taške -2 sveiki 1/3, tai nuo 0 iki šio taško atstumas yra 2 sveiki 1/3. Vadinasi, a pas mus bus tiesiog 2 sveiki 1/3. Ir tada b taškas yra sekantis statinis, tai yra reikšmė, kurią atkertam y ašyje. Y ašyje atkertame 3,5, 3,5, 3 sveiki 50. Vadinasi, b yra 3,5. Imame ir pasiskaičiuojame tą plotą. Pasižiūrim, kokia jo vertė. Tai
trupmenų pagalba 2/1/3 yra 7/3, 3,5 yra 7 sveiki, 3 sveiki, atsiprašau, 1/2. 7 sveiki. Taigi 3 sveiki, 1/2, o tai yra 7/2. Va. Ir tada sudauginame skaitiklius su skaitikliais, vardiklius su vardikliais. Ir gaunam, kad tai yra 49, nes 7 kart 7 - 49, 12, nes 2 kart 2 kart 3 yra 12. 49 dvyliktosios. Štai toks trikampio plotas. Ir aš nepuolu išskirinėti sveikųjų dalių ar panašiai, palieku, nes tai nėra dar galutinis atsakymas. Tada imu skaičiuoti antrąjį plotą, tai yra integralas. Dabar čia pas mus kinta nuo 0 iki kažkiek, aš nežinau iki kiek. Tai yra, žinau, kad kinta nuo 0, bet antro to taško x ašyje aš nežinau. Vadinasi, man reikia susirasti ir tą tašką. Tačiau aš matau, kad tai yra funkcijos ir x ašyje susikirtimo taškas. Tad tiesiog mane domina, o kur mano funkcija kerta x ašį. Tai ką tai reiškia? Tai mane domina, kur mano pati funkcija lygi 0. X ašį kertam, kai y 0. Vadinasi, arba sprendžiu štai tokią lygtį, arba ieškau, gal dar kažką tai turėjau prieš tai uždavinyje, tik jau pamiršau. Tai yra, grįžti ir pasižiūri, kad oi, o mesgi turėjom. Mūsų prašė patikrinti, ar taškas 1, 0 priklauso funkcijos grafikui. O 1, 0 tai reiškia, kad y 0. Tai ir yra tas taškas, kur kerta funkcija x ašį. Ir tai seka iš pirmo punkto. Na, pamirštumėt, spręstumėt lygtį. Taigi tas antrasis taškas 1. Toliau mūsų funkcija ir yra mūsų funkcija f nuo x, tai yra ta mūsų kubinė parabolė, primenu, minus 0,5, x plus 1 kubu plus 4. Ją reikės integruoti. Bet prisimenu integralų lenteles, integralų formulės, būtinai jas pritaikyti, reikia pasimokinti. Ir be abejo nepamiršti apibrėžtinio integralo, kuriam taikom Newtono-Leibnico formulę. Tai yra, pirmiausia, susiintegruoju, gaunu pirmykštę funkciją, tai yra funkcija, kurios išvestinė ir yra po integralu stovinti funkcija, ir tada įstatinėju režius. Pirmiausia, visą laiką įstatom intervalo pabaigą ir minus įstatom intervalo pradžią. Tai nepamirštam ir tokių dalykų, tai yra Newtono-Leibnico formulės apibrėžtinio integralo apskaičiavime. Skaičiavimus pratęsiu čia viršuje ir atliksiu šiuos nestandartiškai. Vienas būdas yra tiesiog išskleidžiat, atskleidžiat, pritaikot kubo formulę ir kiekvieną narį integruojate pakankamai paprastai taikydami laipsnio formulę arba skaičiaus integralo formulę. Bet
Aš padarysiu štai taip, kad būtų greičiau. Pirmiausia, skaidysiu į dvi dalis. Viena dalis štai ši ir kita dalis štai ši. Skaičiai sandaugose galime iškelti prieš integralo ženklą taip, kaip darėme su išvestine. Ir integruosiu narį x plus 1 kubu dx. Ir kitas mano integralas plus 4 iškeliu, tai po integralu lieka tiesiog vienetukas. Šitai daliai taikau laipsnio formulę. Pagal laipsnio formulę laipsnis didinamas vienetu ir daliname iš to laipsnio. Toliau vietoj x turėjau x plus 1, bet papildomai jokių koregavimų neprireikia, nes skaičių išvestinės yra nuliai, tad pridėtas atimtas skaičius formulės nepakeičia. Ir tada plus 4 vieneto integralas x. Štai kaip ir pasiskaičiavau, nepamirštu, kad reikės statyti rėžius. Pirmą reiks įstatyti vienetą, paskui nulį. Statau vienetą, aišku, galima čia jau ir pasiprastinti, tarkim, čia stovi minus 1/2, tai vartiklyje galim pasirašyti 8 ir tada statyti vienetuką. Tai kai statom vietoj x1 gausime 2 ketvirtuoju laipsniu, o čia 8 ir minusiuko šitą nepametam. Tada plus 4 kart 1, tai yra 4, rašau iš karto. Ir tada minus. Atimame šitą dalį. Tai kada įstatysime 0, tai gausim tiesiog vienetas padalintas iš 8. Na, o čia 0, kaip ir neverta rašyti, bet dėl viso ko parašysiu. Taigi gaunam 2 ketvirtuoju iš 8, vadinas galėsim paprastinti, plus 4 ir plus 1/8. Na, 2 ketvirtuoju dalinta iš 8 galima laipsnių dėka paskaičiuoti, bet galima ir skaičiuotuvo dėka paskaičiuoti. Tai kaip jau jūs skaičiuosite, taip turėsite. Aš įsivaizduoju, kad viską jūs darysite su skaičiuotuvo pagalba. Taip jau tikėtina. Tai 2 ketvirtuoju pas mus bus 16, dalinta iš 8 2. Tai minus 2 plus 4 yra 2 ir dar plus 1/8. Tai būtų 2 sveiki ir 1/8. O tai yra lygu 2 kart 8 16. Jeigu norėčiau bendravardiklinti, man reikėtų netaisyklingą trupmeną paversti. Tai aš dėl viso ko paversiu, gal kažkam reikia. 2 kart 8 16 ir plus 1 yra 7. Tai gaunam 17/8 ir tada tiesiog nepamirštame sudėti 2 rezultatus. Atsiprašau, viskas išsitrynė man. Taip, tai mums reikėjo sudėti 2 rezultatus buvo likę. Tai galutinai plotas yra trikampio plotas plus kreivinės trapecijos plotas, kurį sudaro funkcija f ir tiesės x lygu 0 ir x lygu 1. Ir gavome trikampio plotą 49/12 ir plus paverčiau netaisyklingą trupmeną kreivinės trapecijos plotą, tai buvo 17/8. Ir tokiu būdu aš gaunu, taip, bendras vardiklis 24, 149/24. Na ir išskiriu sveiką dalį
Tai bus 6 sveiki, 5 24. Na, bet jūs nevarkit. Pasimkit skaičiuotuvus, nebent greitai paskaičiuojat, tada be abejo skaičiuotuvas nereikalingas. Greičiau jau jūs paskaičiuosit. Na va, įsisprendėm ir 14 uždavinį. Dabar įrašą norėčiau pabaigti. Ačiū už jūsų dėmesį ir už jūsų kantrybę. Ir linkiu sėkmės laikant valstybinius brandos egzaminus. Kartais vis galvoju, kad net nežinau, ką pasakyti tam mokiniui, dėl to, kad visi mes skirtingi. Visi siekiam skirtingų rezultatų, kiekvienam iš mūsų reikia skirtingo žmogaus su skirtinga asmenybės tipu, kad padėtų išsiaiškinti, kaip spręsti tam tikrus uždavinius. Tad tikrai kartais yra sudėtinga pasakyti kažką tai mokiniui, vien tik tais vienintelio žodžio tikriausiai sėkmės nepakanka, nes ta sėkmė subtilus dalykas, juk jūs įdedate labai daug savo vargo, net jeigu sudėtinga ta matematika jums, net jeigu prieš tai jūs mažai dėjote tarsi pastangų lyginant su kitais savo klasiokais, savo asmeninę patirtimį jūs įdėjote tiek darbo, kiek galėjot, vadinasi, įdėjote daug darbo. Tad tai yra ne tik sėkmė, bet ir jūsų įdirbis. Na ir aš labai tikiuosi, kad visi, kurie šį įrašą žiūrės, tikrai išlaikys egzaminą, o kam reikia, surinksite ir 100%. Tad ačiū, kad žiūrėjote.